Tėvynė prasideda nuo gilios pagarbos senoliams, dūzgiančios bitelės, darbštuolės skruzdėlytės ir begalinės meilės gamtai. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki Utenos radio klausytojai. Utenoje šių metų birželio 15 dieną vyks jau 16 Respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė Leiskit į tėvynę. Šiandien studijoje svečiuojasi Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, gimęs tremtyje Rusijoje Magadane, į Lietuvą su mama ir broliu grįžęs tik 1970 metais. Ir Utenos kultūros centro režisierė Irena Leikauskienė, koordinuojanti šį mūsų tautai svarbų renginį. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Dėkoju, kad suradote laiko pakalbėti apie šią mūsų tautai svarbę šventę. Birželio 14 dieną minima gedulo ir vilties diena. Visi žinome, kad 1941 metais šią dieną Sovietų sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Birželio 15 dieną minime okupacijos ir genocido dieną. Kaip tik šią dieną Sovietų sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą. Ką šios datos sako laidos pašnekovams? Tai daug ką pasako. Tai tuo laikotarpiu buvo ištremta pati, kaip čia pasakyti, pirmieji trėmimai prasidėjo ir buvo ištremta apie 7 000 žmonių tik Altajaus lagerius, į kitus lagerius. Tai buvo didžiuliai trėmimai, susidorojimai ir tai buvo iš Lietuvos išvežta, sakytum, pats tautos žiedas. Tai tie žmonės, kurie kunigai, dvasiškiai, inteligentija, kurie priešinosi sovietiniai valdžiai, kurie, ir tuo pačiu tie žmonės, kurie buvo turtingi, kitaip sakant, buožės. Tai šitie dalykai, liks atminti ilgam ir matyti, mums vertėtų tą dalyką prisiminti. Gal jūs galėtumėt, vicemerė, šiek tiek papasakoti savo istoriją? Mano istorija tai paprasta. Aš esu gimęs Magadane, politkalinių šeimoje. Mama ir tėtis, mama iš Kvyklių, tėtis iš Krylių, iš Utenos rajono. Ir jie buvo išvežti į Gulago lagerius. Ir gimiau aš Magadane, prabuvau 15 metų ir kartu dar gimęs yra mano broliukas, jaunesnis 9 metais. Tai, žinot, 15 metų išbūti, kaip čia pasakyti, toj apsuptyje, kai ten vien lageriai, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, dar būdamas jaunuolis, daug ką nesupratau. Tik paskiau, jau grįžęs į Lietuvą ir su ekspedicijos dalyvės buvom dar kartą nuvažiavę ten ir pasižiūrėjom, kiek tų lagerių, tai ten įspūdingai atrodo. Jaunuoliam, žinot, ir tėvai nenorėjo daug ką papasakoti, slėpė, kad, ne tai, kad gal neprasitartų, gal šiaip, kad biografijas negadinti, nes, tėvai kas buvo? Jie buvo vadinami liaudės priešai, o čia kaip čia pasakyti, liaudės priešų vaikai. Tai galima suprasti, koks buvo požiūris, bet tuo apsuptyje buvo, kur mokiausi, sakykime, mokykloje, tai daugiausia buvo vaikai politkalinių ir tremtinių ir, žinoma, nemažas kontingentas buvo nusikaltėlių, nes trėmimas, kiek čia nuo Lietuvos, 10 000 kilometrų, jeigu patiesiai žiūrėti į Magadano lagerius. Tai mama dar pasakojo tokį dalyką, kai vežė ir paklausė sargybinių, kur vežat. Tai sako, ten, kur baltas meškas. Tai, buvo toks požiūris, kad šitie žmonės jau nebeturėtų grįžti į Lietuvą. Ir dar ir tėvuko istorija tokia, kad
kad jį ten pagavo, reiškia, partizanaujant su ginklu, tai paskiau ištėmė Krasnojarsko lagerius visą šeimą. Visus diejokus, reiškia, ir brolis, ir bobutė į Krasnojarską, ir jie ten palaidoti, paskiau palaikus atsivežėm, bet paskiau buvo apgyveninti stribai tuose namuose, nu, ir tai galima buvo suprasti, kad šitų žmonių, tiek mano tėvų, tiek jų palikonių neturėjo būti Lietuvoje. Tai čia va tokia trumpa istorija, o dar toks prisiminimas, sakau, iš ekspedicijos įdomiausias tai, kad kažkaip įstrigo, kad nu, ten buvo griežtas režimas, žmonės neturėjo išeiti iš lagerio teritorijos, darbas buvo, reiškia, 10 valandų turėjo dirbti, buvo normas, jeigu normas neišpildai, gauni mažiau, reiškia, maistą, taip toliau, o kas įdomiausia, paskiau skaitydamas, ir ten viskas buvo aprašyta, kas kiek turi dirbti, kaip dirbti ir taip toliau, o arkliai turėjo dirbti tik 6 valandas, todėl kad jie neišlaikytų tokio tempo. Žmogus turėjo išlaikyti 10 valandų, tai kažkaip tai man įstrigo tiek, kad nu, gyvuliai labiau buvo vertinama negu tas pats žmogus. Tai jums ir paaugliams nebuvo lengva, irgi reikėdavo į taip į tam tikrus darbus. Žinot, paaugliam tai nieko mes ten nesiskiriam, tik tai visi tokie, visi vienodi, nedemonstruodavo, negalėjai išskirti, kadangi visi vienodi. Suprant, visi politkalinių arba, sakaugi, kriminalinių nusikaltelių vaikai. Taip sakykime, nes ten siūsdavo tokius žmonės, kurie jau tikrai neturėjo iš to krašto grįžti. Ten yra aukso kasyklas, ten, nu, kaip čia pasakyti, ir dabar po šiai dienai yra kasamas auksas, urano kasyklas, teko būti irgi tavo ekspedicijai. Vaikam nebuvo ten sunku, tik tai vienintelė, kas, nu, žinot, tokie gyventi barakose, tai menkas malonumas. Mano prisiminimai ir mano darbas siejosi taip, kad aš jau virš 40 metų dirbdama tą kultūros centre kūrybinį darbą, man visos šitos datos, tai yra mano organizuojami kartu su kultūros centru, su politinių tremtinių sąjunga, visi gedulo ir vilties dienos paminėjimai. Tai kiekvienais metais vis pažiūri, gal kitaip, gal pajauti kitaip, bendrauji su tremtiniais, labai glaudų ryšį kūrybinį vis tik tai turėjau su tremtinių choro vadovu maestro Adolfu Driuku, šviesios atminties, kuris tikrai labai didelį indėlį yra įnešęs į tremtinių choro veiklą, net ir dabar ruošdamiesi politinių kalinių ir tremtinių dainų šventį Leiskit į tėvynę, bendravau su jo dukra Aida ir mes ieškojom ir suradom jo tiesiog darytų atskirų tremties dainų orkestruočių, kurias jis rašė, kūrė, kad galėtų net pučiamųjų orkestras akomponuoti choram. Ir kiekvieną kartą susidurdamas ir rengdamas renginį susiduri su tremtiniais ir tiesiogiai su tais žmonėmis, kurie buvo tremtyje, ir gali pajausti ir matai, kaip jiem ta daina užrašyta, galbūt net ant mokyklinio sąsiuvinio lape ar ant kažkokios skiautelės, kuri daina juos palaikė. Daina atkeliavo net iš tremties ir kada matai, kad choras sustojęs dainuoja, tą dainą aš iš pačioje pradžioje niekaip nesuprasdavau, kodėl jie net verkė.
visi dainuodami. Ir kiekvienais metais vis dirbdama šį darbą kažkaip įsijauti, gal daugiau vis sužinai, tai man ir pačiai buvo šis darbas ir bendravimas su jais, tai tarsi didelė, labai didelė pamoka ir Lietuvos istorijos patirtis. Na, iš tikrųjų, Lietuvos tremtinių chorų ir prisipriešinimų kovų dainos yra atskira tautinio paveldo sritis. Jūs, vicemerė, kaip tremtinys daug prisidedate savo darbais, kad ateities kartos saugotų ir puoselėtų šį palikimą, šias vertybės, kurios anuomet stiprino, vienį ir telkė lietuvių tautą. Ką jums reiškia politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos švenčių Leiskite į tėvynę tradicijos, kiek teko kur dalyvauti? Tai pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad autorius šių dainų yra kunigas Juozas Slapštys, Margalis, tai kurio palaikai ilsisi Sudeikiuose. Jisai pats buvo tremtinys, Rusijos caro persekiojimas, buvo daug rašoma ant jo skundų, jisai buvo tremiamas iš Lietuvos, Latvijoje, Baltarusijoje, paskiau čia, tuo metu buvo Lietuva maža ir pakraštys jau skaitėsi Zarasai, paskiau atsidūrė Sudeikiuose, į jo yra, kai jis buvo Jelgavai, berods parašyta šitie žodžiai, leiskite į tėvynę. Jie buvo parašyti lenkų kalba, nes tuomet buvo propaguojama ir buvo draudžiama ir klerikam, ir kunigam, reiškia, kalbėti lietuviškai. Tai jisai paskiau Jelgavai, būdamas parašė tas eiles, kunigai dainuodavo ir paskiau buvo jo paties išversta į lietuvių kalbą. Tai, žinot, kaip čia pasakyti, o paskiau net daug kas ir neprisimena, kad čia yra liktai liaudės daina, čia ne liaudės daina, čia yra kuniga eilių pagrindų sukurta daina. O ką jinai reiškia? Reiškia, daug ką reiškia. Žmonės, kaip čia pasakyti, prisimena tuos laikus, bet, suprantat, visą laiką kartuoju tą patį. Gedulas ir viltis. Gedulas, taip, reikia prisiminti, bet tie žmonės turėjo viltį. Aš niekaip negalėjau suprasti tėvuko pasakymų, kad Lietuva bus laisva. Gyvena Magadane, taip toli nuo Lietuvos ir jis sako, laisva bus Lietuva. Niekaip nesuprasdavau. Buvau jaunuolis, daug ką šiaip politiką nesuprasdavau ir tuose reikaluose. O reiškia, žmonės turėjo viltį. Taip kaip turėjo viltį tremtiniai, taip kaip turėjo viltį partizanai. Ir dabar, žinot, gyvenam nelabai tokiais ramiais laikais, kai ir ukrainiečiam grėsia tam tikras pavojus. Jie, ko gero, irgi turi viltį, kad bus galų gali pasibaigs šis karas. Tai aš galvoju, kad mes jau irgi turėtumėm viltį, kad viskas, tie neramumai baigsis ir mes vėl grįšim į normalų gyvenimą, kai nebus tų stresų, kai bus normali gyvenimo aplinka, kuris nereikėtų galvoti, kad reikia atiduoti iš biudžetą ginkluoti. Geriau skirti mokslui, švietimui, istorijai. Birželio 15 dieną Utenoje rinksi žmonės, kurie daug iškentėję, bet nepalūžę, jos daina žodį stiprino ir kėlė dvasią. Utenoje vyks jau 16 Respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė Leiskite į tėvynę. Irena, kelintą kartą vyksta Utenoje ši šventė, kiek suburė kolektyvų. Prisimenu ir dar tikrai dirbau su tuo renginiu prieš 22 metus. Utenoje vyko Leiskite į tėvynę dainų šventė. O ši šventė, kadangi vyksta jinai kas 2 metai ir vis baigiantis šventėj yra batuta
tai dirigento lazdelė perduodama kito rajono turbūt savivaldybės atstovams, kurie įsipareigoja tą šventę pravesti. Tai mes gavome ir Utenos rajono savivaldybė sutiko, kad šiais metais vyktų Utenoje. Pasakysiu paslaptį, kad mes perduosime batutą Kaunui. Ir Kaunas 26 metais pas juos vyks dainų šventė. Tai birželio 15 dainų šventė apjungia maždaug 23 tremtinių chorus, apie 350 choro dalyvių, kurie atvyksta pas mus. Dar šią šventę papuoš ir mūsų meno kolektyvai, tai dainų ir šokių ansamblis Vieversa, šokėjų kolektyvas Levindra. Bus skaitomos Antano Miškinio eilės. Čia buvo taip nutarta, kad kas Utenoje gali daugiau gražiau skambėti, jeigu ne mūsų Antano Miškinio, buvusio tremtinio poezija. Ir ją skaitys uteniškis aktorius Ignas Ciplijauskas. Chorai atliks programą. Programai šiemet vyriausias chorų meno vadovas yra Mindaugas Šikšnius, kuris yra Kauno tremtinių choro Tremtinys meno vadovas. Jis mielai sutiko tą darbą dirbti, tai mes bendraujame labai gražiai ir manau, kad mums taip, mes norime, kad viskas pavyktų ir gražiai Utenoje suskambėtų. Džiaugiamės tuo, kad pavyko susitarti su operos solisto Eugenijum Chreptovu, kuris atliks net keletą kūrinių, tokių kaip Gėdų dainelė, Kur balti keliai, Auki berželį, kartu su chorais šią solo partiją. Taip pat po viso renginio, po visos šventės solistas dar dovanos koncertą žiūrovams ir žinoma visiems dalyviams kaip padėka už šią gražią šventę. Ir dar labai gražiai buvo tokia mintis, kad įtraukti galbūt ne tiesioginė prasme, bet kaip pasakyti, jaunimą, paskleisti jaunimui šią žinią ir kuo daugiau papasakoti istorijos, šios baisios istorijos. Tai mūsų šventėje dalyvauja atlikėja, kompozitorė Raminta Naujanytė Bielė, kuri taip pat dainuos su chorais ir taip pat dovanos koncertą. Visa šventė prasidės 12 val. Šventomis mišiomis Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje. Chorai bažnyčioje irgi giedos šventas mišias. Mes šventėje turime Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestrą. Jis ves eiseną nuo bažnyčios į šventės vietą, tai prie Utenos kultūros centro, ir choras taip pat dalyvauja visoje šventinėje programoje. Jis keletą kūrinių komponuos chorams, jis irgi pateiks savo koncertinę programą, taip kad programa laukia tikrai graži, nuoširdi ir viltinga. Tik tai reikia sulaukti, kaip sakome, mes juokaujam su vicemeru, gero oro ir ne per karštos saulės. Mūsų krašte birželio 15 dieną skambės dainos ir poezijos posmai, liudijantys politinių kalinių ir tremtinių ilgesį tėvynei bei nenuilstamą tikėjimą šviesesnė diena. Vicemerės organizuoti tokią šventę, tai reikalauja nemažai ne tik žmogiškų išteklių pastangų, bet ir finansinės paramos. Tai gal galite papasakoti apie tai, kiek čia pastangų prireikė?
Tai žinot, tos pastangos yra, kaip čia pasakyti, menkniekis su to, kas buvo, ką žmonės kentėjo, ką matė. Aš galvoju, kad visos pastangos, tai, kad, ką Irena sakė, kad būtų geras oras, gera nuotaika, kad kviečiam visus, kurie mus girdi, ypatingai į uteniškius ir visus Lietuvos gyventojus atvykti į Uteną birželio 15 dieną, sudainuoti kartu su choru patriotinius dainas, pabūti draugijoje mūsų kartu ir pasidžiaugti, kad mes esam laisvi ir pabūti visi drauge. Ta gal ir Irena ką nors pridės? Na, aš tikiuosi, kad šis renginys atneš tikrai mums daugiau vilties, daugiau gražių, džiugių minčių ir kad įsitraukė jaunimas ir vaikai į šią gražią šventę, tai mes dar su jais ir labai daug kalbamės ir pasakojam. Tai nebuvo jų tėvų, galbūt jų prosenelių, tai ta istorija, bet mes privalome papasakoti ir jaunai kartai, kad jie žinotų savo senelių, savo prosenelių istoriją, Lietuvos istoriją ir kad neštumėm viltį, giedrą ir tikrai, kad mes galime pasakyti, mes tikrai nenorime karo, mes norime gyventi taikioje šalyje, kad gražiai augtų mūsų vaikai, gražiai augtų vaikų vaikai ir Lietuvos ateitis būtų graži ir šviesi. Lietuvos tremtinių chorų ir pasipriešinimo kovų dainos yra atskira tautinio paveldo sritis. Tremtinių ir politinių kalinių chorai susitelkę pirmosiomis atgimimo sąjūdžio dienomis dainavo mitinguose, susibūrimuose. Šis reiškinys mums rodo tautinės savimonės išsaugojimo pavyzdį, kartais atrodo neįtikėtinomis sąlygomis. Taigi dabarties ir ateities kartos turi saugoti ir puoselėti šį palikimą, šias vertybės, kurios anuomet stiprino ir vienijo bei telkė lietuvių tautą. Visus kviečiame dar kartą ir aš prisidedu prie šios laidos pašnekovų kvietimo. Šių metų birželio 15 dieną vyks 16 Respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė Leiskit į tėvynę, kuri po ilgos pertraukos vyks Utenoje ir, kaip sakė Irena, perduosime startą Kaunui. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Šios laidos pašnekovams dėkoju už skirtą laiką. Tai Utenos rajono savivaldybės vicemerui Rimantui Dijokui ir Utenos kultūros centro režisierė Irenai Leikauskienei. Dalyvaukime, nepamirškime tikrosios laisvės vertės, saugokime ir branginkime. Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausiai žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekada nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.